Ką tik supratau, kodėl tarp skirtingų kartų skirtingas nuosmukio lygis. Kelnių nuosmukio lygis. Kišenių turinys. Kelnių lygis. Aukštas. Kišenių turinys. Kelnių lygis. Vidutinis. Kišenių turinys. Kelnių lygis. Žemas. Kišenių turinys. Kelnių lygis. Normalus. Tai ir pakalbėkime apie Z kartą, su kuria viskas yra gerai. Beveik. Z karta, moksliškai kalbant, mes, tie, kuriems tarp 14 ir 23. Arba kitaip, žmonės, kurie visada gyveno su internetu. Z kartai nereikia laukti technologijų naujienų, jos pačios ateina. Vos spėjai sekti žinias. Sveiki gyvieji, aš Senis Batonis. Šiandien žiniose išmanusis šaldytuvas įkliuvo už bitkoinus, bandęs papirkti robotą policininką, o 3D spausdintuvų atspausdintų telefonų pirmą kartą paskambinta į Marsą. Kitame gale niekas neatsakė. Tai kai tiek visko vyksta, norisi tame dalyvauti ir save realizuoti. Čia toks Z kartos išskirtinis bruožas. Tai tu žentas būsi? O iš ko gyveni? Na, aš youtuberis, dar esu blogeris ir taip pat populiarus twitterininkas. Laisvu metu aš freelancinu ir podcastinu. Taip pat perpardavinėju klikus dark webe. Mane vadina tokiu kaip ir interneto donu arba don internetu. Sodros numerį turi? Čia tas naujas appsas. Kai Z karta galvoja, ką veikti, pirmi žodžiai būna. Googlinti, tinderinti, instagraminti, facebookinti, snapchatinti, game. Ir šitie žodžiai jau oficialiame lietuvių kalbos žodyne. Beveik. Darbiški kalbininkai pasinervuos, o tada jau leis. O jei neleis vartoti, rašysim peticiją arba užkursim Facebook grupsą. Nes Z karta internetą dažnai naudoja kaip laisvės įrankį arba kilnių siekių tribūną. Kartais net per dažnai. Man tai nesunku atsirinkti, ko nepalaikyti, bet sunkiau su programėlėmis, kurių yra tiek daug ir visas jas norisi pračekinti. O, kibervėjelis. Pačiu suprantu, vis tiek leidžia kažkur, čia leidžia. Ok, aš apsėsta programėlėmis, bet ką daryti tiems, kurie priklausomi nuo gadgetų? Aš turiu tokią pažįstamą, kuri kai varo pabėgiot, atrodo, kad neišsiruošia pasaulio gelbėt. Kedai, kardio apyrankė, išmanusis laikrodis, muzikos grautuvas, kvėpavimo sufleris, intergalaktinė navigacija, akiniai, prakaito termometras, odos pH alarmas, kvantiniai sąnarių saugikliai, kažkoks daiktas, elektros pastotė. Kas čia? Kaip aš bėgsiu, telefonas išsikrovė. Įdomu, kas mūsų laukia ateityje. Yra tokia legenda, kad ateityje pasaulį užvaldys robotai, mašinos, dirbtinis intelektas. Žodžiu, žmonių rūšiai kapiec, jei toliau nieko nesirūpinsim ir gyvensim savo saugų gyvenimėlį. Jie mane rado! Kas mane išdavė? Ema, dėja, išaušo ir tavo valanda. Bet aš tavim taip pasitikėjau! Mano hardas neturi sąžinės. Jis elektrinis. Ne. Aš tai tikiu, kad viskas bus gerai. Z karta visai apsišvietus. Visai kaip mūsų svečias. Tikras Z kartos atstovas, išradėjas, dizaineris, Kickstarterio guru, technologijų mylėtojas Ignas Survila. Ignas gavo Azure Giga, 4G greitąjį internetą ir dalinasi savo įžvalgą. Pirmas, su kuo man asocijuojasi Z karta? Tai, kad mes grįžtame prie bendravimo vaizdais. Štai kodėl man labai patinka tokios programėlės kaip GIF Keyboard ir kad Facebooko Messenger'e galime bendrauti GIFais. Net mano senelis susiinstaliavo. Antras, Z kartą apibūdina ir tai, kad mes vis labiau galime atsirinkti ir netgi valdyti interneto turinį. Vienas paskutinių laimėjimų yra lietuviškasis siūlyk antraštė. Jei paprastai antraštė atrodo šitaip, su programėle siūlyk antraštę galite pasidaryti savo arba sužinoti visą esmę. Trečias, kartais faina pasidaryti atostogas nuo interneto.
Skamba kaip misija neįmanoma, tai yra tikrai įmanoma. Reikia tik tai sugalvoti būdų. O, žinutė. O, dar viena žinutė. Nieko neatsitiks, nieko nesik. Ramiai. Tik vieną perskaitysiu, tik vieną. Ema, tik vieną žinutę. Bet, jeigu nepavyksta nulaikyti dėmesio, žodžiu, galvoje nėra tvarkos, yra įrankių dėmesių treniruoti ir lavinti intelektinius gebėjimus. Tokios programėlės kaip Lumosity, Personal Zen ir Happify. 4. Vienas didžiausių Z kartos iššūkių yra budrus savo privatumo saugojimas. Tai reikalauja ne tik žinių, bet ir proto. Gal labiausiai proto. Hei Siri, padedam parašus ant sutarčių, perdam kopiją sekretorijai. Paskambink mano žmonai, pasakyk, kad aš jau atvykstu. Galėsime vėl pasidaryti romantišką vakarienę. Atsigulsime į karštą vonę, prisimvėlysime burbulų. Valgysim austras, gersim šampaną. Spirgučiais užbarstysime savo kojų. Labas vakaras. 5. Saugumui reikia ne tik proto, bet ir stiprių slaptažodžių viskam. Prisimink, kaip nusikalti gerą pasvordą. Juk nenori, kad pačiu atsakingiausiu momentu pradėtų lysti nutekintos gyvenimo detalės. O sakykit, kokios teigiamos savybės jums padėtų šitam darbe? Aš esu labai motyvuota, gerai sutariu su aplinkiniais, nepasimetu ekstremaliose situacijose ir esu pakankamai ištverminga. Jei ir jūs mokat sutarti su žmonėmis, spauskit like ir share. O jeigu ištvermingi, parašykit komentarą. Prenumeruokite Ežį YouTube. Iki greito. Valio.